Leiskime savo akimirką pagalvoti, kiek daug visų mūsų energijos tiesiog ištirpsta mokyklos triukšme. Šiandien ramiai pasigilinsime į sistemą, kuri padeda sukurti ramybės ozę ten, kur jos labiausiai reikia. Mūsų tikslas – stiprinti emocinę gerovę ir mokymosi aplinką. Įsivaizduokime mokyklos koridorių. Girdite skambučius, kėdžių brūžėjimą, šimtus balsų susiliejančius į vieną srautą. Ir dabar, kasgi nutinka, kai visa tai tampa nebe fonu, o pagrindiniu klasės veikėju? Taip, mes susidurėme su problema. Ir ta problema yra nuolatinis perteklinis triukšmas. Šiuolaikinės mokyklos, didžiulės klasės, aktyvūs mokymo būdai – visa tai žinoma kuria garsą. Bet už šį garsą mokame tam tikrą kainą. O dabar pagalvokime apie tuos vaikus, kuriems pasaulis skamba garsiau. Ypač jautriems vaikams, turintiems autizmo spektro ar dėmesingo sutrikimų. Jiems kiekvienas kėdės pastumimas gali tapti stipriu streso veiksniu. Tai nebe fonas, tai nuolatinė įtampa, vedanti tiesiai į emocinę išsekimą. Bet tiesa yra ta, kad šis poveikis paliečia visus, be išimties. Jis didina įtampą ir nerimą, trukdo ir vagia mūsų gebėjimą susikaupti. Dėl to krenta mokymosi pasiekimai, atsiranda daugiau impulsyvių reakcijų. Ir, nepamirškime mokytojų, jiems tai reiškia didesnį nuovargį ir, deja, perdegimą. Taigi, koks yra kelias į priekį? Yra sprendimas. Tačiau, svarbu suprasti, tai nėra tiesiog priemonių sąrašas. Anaiptol, tai apgalvota kompleksinė sistema, kurie kiekviena dalis turi savo svarbą ir paskirtį. Tad dabar pažvelkime atidžiau, iš kokių įrankių susideda ši sistema. Įrankių, kurie padeda kurti ramią ir saugią aplinką. Pirmasis elementas – triukšmo šviesoforas. Tai vizualinė priemonė. Kai klasėje ramu, dega žalia spalva. Kai garsas po truputį kyla, įsižiebia geltona. O kai triukšmo per daug – raudona. Tai labai aiškus signalas, kuris padeda mokiniams patiems suvokti ir reguliuoti garso lygį. Toliau – sensorinis kampelis. Tai tarsi maža saugi sala. Erdvė, kurioje mokinys pajutęs artėjančią perkrovą gali atsitraukti, tiesiog ramiai pabūti ir atsikvėpti. Taip išvengiama didesnės emocinės audros. Trečiasis įrankis – triukšmas slopinančios ausinės. Tai individualus sprendimas. Jis leidžia mokiniui, kai to labiausiai reikia, susikurti savo asmeninę tylos erdvę, susikaupti ir dalyvauti pamokoje, net kai aplinkui šiek tiek daugiau šurmulio. Vizualinis laikatinis, kai veiklos turi aiškę struktūrą, aiškiai matomą trukmę, tai mažina nerimą, mažina chaotišką judėjimą. O ryšys su triukšmu yra tiesioginis. Mažiau chaoso reiškia mažiau triukšmo. Dabar apie sprendimą, kuris yra genialus savo paprastumu – guminiai antgaliai baldų kojoms. Tik pagalvokime, kiek nereikalingo garso sukelia kėdžių stumdymas. Ši paprasta priemonė šią problemą išsprendžia efektyviai ir tyliai. Ir paskutinis sistemos elementas – sensorinių priemonių dėžutė. Tai rinkinys, padedantis vaikams prevenciškai susitvarkyti su kylančiu nerimu. Kai įtampa dar tik pradeda kilti, vaikas gali pasiimti priemonę ir nusiraminti be papildomo triukšmo ar konfliktų. Kai visi šie elementai veikia kartu, kaip viena darni sistema, tada laimi absoliučiai visi. Mokiniai gauna ramesnės, saugesnę aplinką mokytis, o mokytojai gauna įrankius, kurie padeda jiems išsaugoti savo energiją ir ramybę. Šią apgalvotą triukšmo mažinimo sistemą sukūrė UAB Janida, o projekto autorė yra Inga Sosnovska. Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau, apsilankykite interneto svetainėje www.janida.lt arba susisiekite nurodytų elektroniniu paštu inga@janida.lt.